aš dirbu paskutiniuoju metu profesionaliai su klientėmis, moterėmis ir matau besikartuojančią tokią, sakykime, pavadinkim problemą, sunkumą. Neaugančios pajamos, finansinės lubos, kaip aš sakau. Ir apie moteris noriu kalbėtis tas, kuriuom aš paruošiau šitą intensyvą. Tos, kurios galbūt turi neblogai apmokamą darbą, arba turi savo veiklą, arba verslą, bet tai, kuo jos susiema, jau nebeteikia džiaugsmo. Jaučiasi, kad tai jau atgyveno, paseno ir aš noriu kažko naujo. Ir tas naujo, aš jaučiu, kad mano širdis linksta į konsultavimą. Ir galbūt tos moteris jau ir pradėjo tą savarankišką veiklą. Konsultuoja po darbo, savaitgalį, žinau, kad taip yra. Toliau yra tokia dar kita grupė moterų, kurios praeitį gan padoriai užsidirbo, arba turėjo ir savo kažkokią veiklą, arba verslą, ir gyvenimo eigoj nuo viso to suvokė, pamatė, kad tai neteikia man pakankamai daug laimės, kad aš nejaučiu tos harmonijos, kad tai netenkina manęs, jos nuo viso to pasitraukė. Ir šiuo metu jos atsidavė studijoms, mokymams, visokiems netradiciniams, savęs pažinimas. Ir jos daugiau yra tokios pasislėpę už vyrų nugarų ir stebė, kas čia vyksta. Taip, jos tikriausiai daugybėje visokiausių seminarų, webinarų jau yra dalyvavę. Ir yra dar kita grupė moterų, kurios jau turi kažkokį padarytą įdirbį, pradžią padarė, galbūt jau ir keletą metų dirba toje konsultaciniai veikloje. Tai yra ir savo praktikas turi, psichologės, kaučerės, renginių organizatorės. Žodžiu, moteris tos, kurios, kas bendra visoms šitoms išvardintoms, kad jos turi vidinį žinojimą arba norą padėti kitoms moterims arba žmonėms ir vyrams galbūt keisti gyvenimus. Tai yra pozityvus mąstymas, tai yra mūsų dvasiniai dalykai gyvenime, kas yra svarbus, taip ką aš vadinu netradiciniais. Tai šitas intensyvas ir bendrai mano veikla yra nukreipta daugiau tokioms moterims. Ne toms, kurios tik tai nori truputėlį daugiau užsidirbti, bet toms, kurios nori padėti kitiems. Ir padėti tuose, kaip aš sakau, intelektualinėme galbūt toj veikloje. Ta prasme, tai, kas susiję su mūsų mąstymu, išjautimais, suvokimais, per tą prizmę žiūriu. Tai analizuodama ir žiūrėdama į tas moteris, aš matau tokią, kaip, sakykime, problemą, tą, ką jau paminėjau anksčiau. Kad nesvarbu, kiek aš mokiausi, nesvarbu, kiek aš užsiėmu savęs pažinimu, tą saviugdą, finansiniam plane niekas nesikeičia. Jeigu pakeičiu veiklą, galbūt trumpai pajamos padidėja, bet po to arba labai smarkiai, kaip sakykime, čiuožia žemyn, arba viskas lieka daugmaž tokia pat riba. Ir aš vadinu tai toks finansinės lubos. Kiek aš besistengčiau, aš negaliu uždirbti daugiau. O tiek, kiek aš uždirbu, manęs netenkina, nes aš negaliu gyventi to gyvenimo, kurį norėčiau. Tų svajonių gyvendinti, savo ambicingų planų, kuriuos aš turiu, galbūt niekam nepasakoju, bet giliai žinau. Ir eina laikas, eina metai ir gyvenimo džiaugsmo daugiau neatsiranda, ir gyvenimas darosi nebeįdomus, ir jeigu užsitęsia, ir energijos nebėra, ir motyvacija mūsų krenta, ir vis daugiau abejonių, ar iš vis aš sugebėsiu, ir nuoskauda, kad negaliu to padaryti. Tai aš žinau, kad gyventi tokioj padėty nėra linksma. Todėl, kad aš pati tą praėjau ir visą tą patyriau savo kailiu. Ir aš truputėlį jums papasakosiu apie tai. Gal dabar tą ir padarysiu. Tiesiog pasistengsiu trumpai, kad jau gyvendama Lietuvoje nuo pat paauglystės aš stebėjau gyvenimą ir ką mačiau aplinkui. Tarybiniai butai 2 kambarių, kur gyvena 4-5 žmonės, vienodi baldai įgyti pagal talonus. Ir jau tada, dar būdama paauglė, aš kažką viduje jaučiau, kad gyvenimas turi būti kažkoks ryškesnis, spalvingesnis, įdomiau, gražiau kažkas turi būti. Ir dar prisimenu gerai, kai dar buvau jauna, prasidėjo mūsų filmai visokie Santa Barbaros, ta prasme,
apie tai, kaip gyvena kitaip kitose šalyse žmonės. Ir aš prisimenu labai gerai, kaip man didžiulį įspūdį palikdavo tada drabužiai, papuošalai, namai, visur ta prabanga, taip, kas mūsų tarybiniais laikais to nebuvo. Ir jau tada aš užgimė manyvat, kad savo gyvenimą sukurti kažką tai ryškiau, ne tai, kas buvo aplinkui. Ir savaime suprantama, to vedina aš nuo 25 metų jau pradėjau užsimti savo veiklą, savarankišką veiklą. Kodėl aš tai dariau? Todėl, kad man atrodė, kad tam, kad gražiai gyventi ryškiai, aišku, už to stovėjo ir būti laimingai, reikia daug pinigų. Ir jau nuo vaikystės aš pradėjau stengtis gyventi taip, kad pati savo užsidirbčiau, kad sakyt, būti pats savo bosas. Ir aš tai dariau iki 40 metų, tai buvo apie 15 metų. Ir tai, ką aš veikiau ir tai, ką aš dariau, tai buvo Lietuvoje gėlių floristikos parduotuvės. Turėjau aš jas apie 9 metus, prieš tai buvo dar kita veikla su vyru mano pirmuoju. Ir per visą tą laiką aš dirbau daug, dirbau atkakliai. Tikriausiai ir mūsų tarpe yra tokių moterų, kurios dabar dalyvaujat, kurios irgi savo gyvenime dirbat, atiduodat save, o atlygio to finansiniam plane nėra. Ir nebegalim suprasti, kas čia vyksta, kas su manim ne taip, ką aš ne taip darau. Tai vat lygiai taip pat atsitiko ir su manim. Sulaukusi 40 metų, po tokio įtempto darbo, nes per visą tą laiką bandydama daugiau parduotuvių, aš atidariau 9 parduotuvės. Ir dauguma iš jų net neveikė. Ta prasme, aš paaukojau nemažai laiko tam, kad sukurti tą, kaip aš įsivaizdavau, kas man duos tą laimingesnį gyvenimą, daugiau pinigų. Ir paskutiniu metu, kai aš nepaklausiusi savo intuicijos, kai man buvo toks gyvenime momentas ir aš norėjau kažko daugiau, prasmingiau, nes tai, ką aš buvau pasiekusi, man buvo riba kažkokia nebeįdomi, aš sugalvojau daryti savo verslo plėtimąsi. Nors intuicija man tada sakė, kad nedaryti to aš dariau, ir už tai sumokėjau labai didelę kainą, todėl kad aš praradau visą verslą, buvo paskolos, buvo verslo bankruotą reikėjo paskelbti, praradau būstą ir tada buvo bandymas, nes aš tada jau norėjau, aš norėjau keliauti, aš nebenorėjau turėti to verslo su fizinė preke, būti pririšta prie parduotuvių, ta prasme bendrauti ten, ištisai rūpintis prekėmis, aš jau tada supratau, kad egzistuoja kažkoks kitoks pinigų uždirbimo būdas, ta prasme konsultacijos ir be fizinės prekės. Ir aš tada priėmiau sprendimą, kad aš tai padarysiu. Ir merginos, iki to, kai aš padariau, kada aš pradėjau užsidirbti reguliarias, padorias pajamas iš savo veiklos be fizinio produkto, praėjo praktiškai 10 metų. Kodėl aš jums apie tą pasakoju? Todėl, kad aš dabar matau iš daugelio moterų, kad dauguma nori palikti savo tą darbą, kuriam nebetenkinta, ir pradėti užsiimti kažkuo naujo. Idėja yra labai gera ir sveikintina, bet dabar po didelių savo gyvenimo analizės, atsakymo savo į tuos klausimus, kodėl aš taip ilgai negalėjau uždirbti, nesvarbu, kad aš jau labai senai pradėjau skaityti daugybę knygų apie sėkmę, apie finansinį išprusimą. Ir tos vis tiek finansinės sėkmės nebuvo. Kodėl aš jau labai daug metų žiūrėjau, kaip žmonės sėkmingai dirba online, konsultacinėme versle, daro seminarus, webinarus ir pati nežinau, kokiam kiek aš jų dalyvavau. Ir atrodė, aš jau daug ką žinau ir pati galiu ir moku. Aš ne tik stebėjau, aš daug ką ir bandžiau savo gyvenime įgyvendinti. Ta prasme, aš kalbu daugiau apie konsultacinį darbą ir darbą online. Todėl, kad aš gyvenau išvažiavus iš Lietuvos, taip kaip sakiau, kai mano buvo verslo ir ta prasme ir asmeninio gyvenime buvo toksai chaosas, krachas, aš išvažiavau iš Lietuvos, aš gyvenau Jungtinėj Karalystėj, bet visą laiką labai norėjau gyventi kur šilta, Ispanijoje, ką aš pagaliau padariau. Tai vat tuo metu, kol aš ieškojau savęs, aš buvau užsiėmusi labai irgi pasinėrusi tuos dvasinius dalykus, savęs pažinimus, bet aš vis tiek nepaleidau iš savo gyvenimo tos temos pinigai. Man buvo labai įdomu, kodėl vieni žmonės šitam gyvenime viską turi, ką jie nori ir viskas atrodo ateina lengvai, o kodėl kiti žmonės daugybę dirba
daug valandų įdeda, daug mokosi, įvairiausių mokymų praėję, kodėl pas juos finansiniam plane yra toli gražu ne tai, ko jie nori. Kodėl taip yra? Aš buvau užsidegusi tuo klausimu ir aš daugybę metų paskyriau tam, kad jį atsakyti. Bet man nesisekė taip lengvai. Dar prieš kokius 2 gerus metus, nesvarbu, kad aš daug norėjau ir nemažai dariau. Ką aš dariau? Aš buvau sukūrusi 2 projektus online, sukūrusi grupės, sukūrusi websaitus, aprašymai konsultacijų įdėti, straipsniai rašomi, video daromi, postai rašomi, konsultacijas kviečiu, klientų nėra. Per visus tuos 3 metus aš uždirbau, merginos, tai buvo juokinga suma, galim sakyti, aš nieko neuždirbau. Gal 150, gal 200 eurų, va tokie buvo pinigai. Ir aš supratau, kad kažkas čia neveikia, kažką man reikia suvokti giliau. Ir tada, kai buvo sprendimas toks labai svarbus, kažkur prieš porą metų, kai aš gyvenau savo gyvenime ir visą laiką mąsčiau, su manimgi viskas gerai, nėra tai blogai. Ta prasme, yra šeima, yra vyras, yra namas ir keliaujam ir turiu laiko daug savo pomėgiams, bet vidus visą laiką žiūrėjo į kitus sėkmingus žmonės ir jautė, kad yra kažkokia misija, kad yra kažkoks pašaukimas. Aš mačiau, kad kiti žmonės keliauja, gražios nuotraukos Instagrame, Facebook'e, bet tik ne pas mane. Ir vieną kartą buvo toks lūžis. Buvo situacija, kai mano vyro draugas, multimilijonierius, pakvietė mus į savo naujo namo vakarėlį. Ir tada aš supratau, kaip įsijungė mano toks gailestis savo. Vat visą tą laiką pasakojusi savo tokią istoriją, aigi man viskas gerai, aš supratau, kaip man tame pasidarė nebejauku. Kai aš pamačiau absurdiškumą tos situacijos, kurioje aš esu. Buvusi verslininkė, norinti savo misiją, norinti savo realizaciją, norinti verslo online, norinti keliauti po pasaulį, norinti matyti savo laimingus klientus, sėdi pasislėpus už vyro nugaros ir sako savo, man viskas gerai. Ir tada buvo kritinis lūžis, kritinis taškas, kada aš priėmiau sprendimą viską pakeisti. Tuo metu aš labai norėjau persikelti gyventi į Ispaniją ir aš prižadėjau savo. Aš padarysiu viską, kad tai įvyktų. Nes sėdėti namuose ir jaustis, kaip nebėra energijos, nebėra motyvacijos, kai apnyksta sunkumas, abejonės, nepasitenkinimas savim, tapo nebepakeliama. Ir tada aš pradėjau, kadangi aš mokiausi visą laiką, pradėjau suvokti, kad egzistuoja kažkokie gilesni pasąmoniniai dalykai. Pasąmoninės programos, kurios neleidžia mum draugauti su pinigais. Nežiūrint, kad aš jau daug ką buvau mokiusius ir finansinio raštingumo, ir dirbau ir, ta prasme, su visais ir jausmais, ir mintim, ir su pozityviu mąstymu, aš labai daug ką buvau padariusi. Taip mano gyvenimas buvo labai pasikeitęs, bet tai nebuvo to, ko aš norėjau. Ir tada mano gyvenime, kai aš priėmiau sprendimą, atsirado žmogus, mano mentorė, kuri padėjo man iš viso to išeiti. Jos sistema autorinė, kuri padėjo visus finansinius nežinomuosius ir tai, ko man trūko, sistemiškai sudėlioti labai gražiai į tokią dėlionę, kur viskas užsipildė, nebeliko klausimų, beliko tik tai sukurti savo autorinę programą ir pradėti dirbti su žmonėm. Ir mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Ir aš galiu pasakyti, kad nuo nulio, be diplomo konsultaciniai veikloj, aš išėjau į 6-ženklės sumas ir nedirbu dabar, kaip sakau, iki nukritimo, nedirbu po 12-16 valandų per parą, dirbu ir leidžiu savo atsirinkti klientus, su kuriais aš noriu, su kuriais man komfortiška dirbti. Ir apie visą tai aš noriu pasikalbėti su jumis šiuose susitikimuose, pasidalinti savo patirtimi, padėti jums tuos finansinius nežinomosius taip pat susistatyti į vietas. Kad būtų aiškiau, kad suprastumėt, kas neveikia, ko nežinau, ko nesuvokiu. Tai todėl aš jums papasakojau savo istoriją ir dabar norėčiau jūsų paprašyti, kadangi vis dėlto tai yra intensyvas ir jisai yra praktinis, jisai veiks ir bus veiksmingas jums tik tai tada,
jeigu mes ne tik tai klausysimės, imsim informaciją, bet ir kažką šiuo metu, šiomis 3 dienomis kartu nuveiksime. Todėl aš pirmiausia jūsų paprašyčiau pradėti atsekti į tai, ką jūs girdit, ką aš kalbu, atsekti savo atsakymą, savo reakciją. Kaip reaguoja jūsų pasąmonė, psichika, kokie jausmai, kokios mintis ir užsižymėti savo. Ta prasme, kas tai gali būti? Stebėkit, galbūt vyksta pasipriešinimas, kažkokios mintis, kalba nesąmonės, arba kažko tai jūs esate novo erzina. Galbūt jaučiat kažkokį nuotaikos kritimą energijos, o gal kaip tik viduj tampa gera, šilta. Vat pradėkit save stebėti, kas vyksta. Toliau. Mums svarbu, galbūt pamatysit, kad norisi kažką komentuoti negatyviai. Atkreipkite dėmesį, kad galbūt pasireiškia strategija kovoti, priešintis, kas irgi mums netarnauja. Jeigu mes norim didesnių pinigų, mes apie viską tai pasikalbėsim kitomis dienomis. Todėl paprašysiu, sekit, kas vyksta jūsų pojūčiuose, kaip jūs jaučiatės šitame renginyje. Pastebėkit, išmokit stebėti, stebėtojų būti, ne tik tai klausyti. Nes kodėl? Nepakanka tik tai eiti į renginius ir klausyti, imti informaciją. Mums reikia išmokti su ta informacija dirbti praktiškai, tik tada bus rezultatas. Aš tikiu, kad jūs jau ne vieną iš jūsų daugybę renginių, daugybę mokymų praėję ir vis dėlto nėra tų rezultatų. Tai galbūt to, ką aš jums siūlau, jūs nesate dariusi. Todėl prašau, visoj to eigoj, pastebėkit, kaip jūs jaučiatės, kas vyksta, pasipriešinimas ar pritarimas. Pastebėkit, kaip, kodėl, merginos. Todėl, kad ką aš matau, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį apie tokią vieną gan svarbią priežastį. Aišku, tų priežasčių yra begalė, jų yra tikrai daugybė ir aš, kad ir kaip norėčiau, aš jums nepajėgsiu jų visų išvardinti. Todėl, kad tol, kol mes visas priežastis pradirbam, tas užtrunka daugiau negu 3 mėnesius mano autoriniai programai Auksinė materialinės gausos formulė. Bet pabandykim šiandieną ir šiame susitikime, rytoj ir poryt, pamatyti kartu, pasižiūrėti, nors tokias svarbes esminės priežastis, kurios trukdo mums. Kad su tais pinigais tam finansiniam plane viskas būtų gerai. Ir viena svarbi priežastis yra, kad nežiūrint to, kad mes norim, stengiamės, įdedam daug pastangų ir savo laiko, viduj giliai, kažkur pasąmoniai, mes tų pinigų atsisakom. Išgirskit. Giliau kažkur savo programoje, tai yra mąstysenoje, pasaulio matyme, įtikėjimuose, mes tų pinigų atsisakom. Matyt, nes jeigu dabar jūs turit galimybę gauti informaciją sistemintą, kur aš dirbau jau profesionaliai, kur aš daugybę metų tam paskyriau ir jeigu jūs matot, kad eina vidinis pasipriešinimas, tai yra toks ženklas, kad aš noriu tų pinigų, taip, nes aš ir atėjau čia, kad kažko išgirsti savo naudingo, bet kartu tas pasipriešinimas vyksta. Jums reikia pradėti matyti tą vidinį pasipriešinimą. Todėl tam yra daug priežasčių. Pavyzdžiui, tai yra priežastis, kad pinigai yra nesaugu. Tai yra priežastis, kad man nepatinka turtingi žmonės. Ir jeigu jums nepatinka turtingi žmonės, tada savaime suprantama, jūsų vidus, jūsų programa, jūsų protas, pasąmonė, viską darys, kad jūs netaptumėte turtinga. Todėl, kai aš jūsų prašau, atsekit, ką jūs jaučiat, kai žiūrite mane. Pasižiūrėkit, kokie vyksta vidiniai pokyčiai. Ir po to pabaigoje, kai mes baigsim, aš paprašysiu jūs tiesiog padaryti kažkokius labai trumpus, paprastus pratimus namų darbe, kad jūs pamatytumėte tai ir pasižiūrėtumėte giliau. Ta prasme, kad kiekvieną galėtumėt ramiai susikaupti, atrasti laiko, pamastyti apie tai, ką mes šiandieną kalbam,
Galbūt jūs niekada taip nežiūrėjot, niekada per tokią prizmę nematėt, nesigilinot taip, todėl galbūt tikiuosi jums bus nauja. Toliau, ką dar irgi norėčiau paprašyti eigoj, kol mes kalbėsime, kol viskas vyks. Jeigu ateina kažkokie insightai, tai yra tokios svarbus suvokimai, pasižymėkit juos. Ką jūsų pasąmonė užfiksavo, ką leido jums naują išgirsti. Ir tada mes žygiuokim toliau. Vat prie tos neturto ir turto programos, kaip aš sakau. Pakalbėkim dar kartu, pamastykim kartu. Vat aš matau, kaip gyvena didžioji dauguma žmonių. Ir aš lygiai taip pat gyvenau. Mes gyvenam tarytum automatu. Patikėjom kažkada, kad tam, kad uždirbti pinigus, reikia dirbti. Jeigu nepakankamai uždirbi, tada reikia ką daryti? Tradiciškai reikia naujos veiklos. Ir dauguma žmonių taip ir galvoja ir tikisi, kad jeigu aš imsiuosi kitos veiklos ir konkrečiai kalbam apie konsultacinę veiklą, tada mano finansiniam plane viskas pasikeis. Ir ką aš matau, nes aš bendrauju pastoviai su moterim, moteris ateina pas mane į programą, aš matau, kad tai neveikia. Yra daugybė moterų, kurios jau pakeitė tą veiklą. Ir jų finansiniam plane nieks nesikeičia. Ir jos dirba taip pat daugybę valandų ir svajoja apie laiką savo, apie kažkokią galimybę keliauti, atitrūkti nuo darbo, kažkaip daugiau padaryti įdirbį, kad kažkada pagaliau vieną dieną jos galėtų nuo tos veiklos atsitraukti. Taip dabar yra daugybė ir kalbama apie pasyvias pajamas. Taip ir dauguma žmonių galvoja, dabar reikia padirbti, padaryti įdirbį ir po to mes jau tada gyvensim. Merginos, ir aš noriu pasakyti, kad tai neveikia. Todėl, kad padaryti įdirbį, galim tą įdirbį atėjusi naują veiklą vėl daryti 3, 5, 7 metus ir iš tos veiklos vėl nieko gero neuždirbti. Ir tada vėl nusivilti, ir vėl neveikia. Iš kur aš tai žinau? Aš pati tai bandžiau. Aš kalbu su moterim, kurios ateina, kurios turi tą veiklą. Daugumas ne tik tai, kad nekyla tos pajamos, bet jos netgi su metais ima mažėti. Ir kame yra priežastis? Priežastis būtent ir yra tai, ką aš jums ir paminėjau. Visa ta mūsų įtikėjimo sistema. Kuo mes tikim, mes tą darom pagal tuos tikėjimus ir tokius rezultatus turim. Todėl, jeigu mums netenkina tie rezultatai, tie finansiniai rezultatai, mums reikia pirmiausia keisti savo mąstymą ir iš mąstymo tada savaime suprantama bus visiškai kitokie veiksmai. O kol mes to nedarom, mes gyvensim tarytum užstrigę, kaip aš sakau, finansinio užstrigimo kvadrate arba rate arba labirinte. Ką tai reiškia? Pažiūrėkim, kaip gyvena dauguma žmonių. Ir aš tame tarpe taip pat gyvenau seniau. Daug dirbi, stengiesi, kad kažkada aš tapsiu turtinga, laiminga, kažkada aš turėsiu laiko, keliausiu, darysiu, ką noriu, bet to nėra. Ir nėra todėl, kad gyvendami su savo tokiais įtikėjimais, kad reikia įdirbio, kad reikia veiklą pakeisti, kai gyvenam su tokiais tipiškais šabloniniais įtikėjimais, kadangi jie yra neteisingi, mes užsiveliam savo gyvenime, taip jeigu galim išsireikšti. Užsiveliam kaip? Pažiūrėkim, aš jums noriu išaiškinti apie tą finansinio užstrigimo, sakykim, kvadratą pavadinkim, todėl, kad yra tokios 4 sudedamosios dalys. Yra kažkoks gyvenime sunkumas susijęs su finansais. Pavadinkim tai problema, sunkumas. Ir pati ta problema arba sunkumas iš tikrųjų, ji nėra nei tokia didelė, nei tokia baisi, nei tokia grėsminga. Visame tame kvadrate jinai sudaro tik tai apie 10% iš viso 100. Kas yra toliau ir rimčiau? Po visa šita problema, sunkumų yra mūsų baimės, iliuziniai įsitikinimai, kurie sudaro apie 40%. Toliau
eina mūsų abejonės, mūsų vidiniai konfliktai. Ir tai sudaro apie 30%. Toliau 20% yra energijos nebuvimas, nuosmukiai, motyvacijos praradimas, emociniai kalneliai, kurie sudaro apie 20%. Ir tada vėl seka nauja problema, vėl naujos baimės, vėl naujos iliuzijos, vėl naujos abejonės, vidiniai konfliktai, nepasitikėjimas savim, sunkumas, energijos nebuvimas. Ir vėl ir mes gyvenam tokiam viskas ratu. Atsiprašau, kažkokie trukdžiai. Nors garsas išjungtas, bet tiesiog pasidėjau telefoną, kad galėtų man parašyti, kad garsas yra. Gerai, grįžkim prie to mūsų finansinio užstrigimo rato. Ir prasideda užsivėlimas. Kuo daugiau, kuo ilgesnį laiką tame užsibūname, tuo daugiau. Ant problemos dedasi kita problema, dar daugiau baimių, dar daugiau iliuzinių įsitikinimų, abejonių, nepasitenkinimų ir tada nebėra jėgų iš to išeiti. Vieną dieną atrodo galiu, pilna motyvacijos, kitą dieną nebegaliu, vieną dieną viską noriu, kitą dieną nebenoriu. Pradedu projektą, po to niekam to nereikia, kam aš tą pradėjau, žodžiu, ir va taip gyvenam. Pirmin, atgal, kaip aš sakau, tudai. Ir gyvenam taip, o laiko gyvenimas eina, tiksi ir nieks nesikeičia tame plane. Tai vat, kas čia yra iš esmės neteisingo? Kaip atsitiko tai, kad mes tame įstrigome, kad tame finansinio užstrigimo labirinte arba rate mes įstrigome. O yra svarbiausia tai, merginos, kad mes neteisingų dalykų išmokom arba buvome išmokyti. Ir skamba tai taip. Pažiūrėkit, kai mes mokėmės mokyklai ir po to, ir dabar daugybė žmonių tebegyvena tuo, kad pirmiausia yra visur kalbama, visais skambais varpinama, kad yra svarbiausias intelektualus koeficientas, IQ. Ką tai reiškia? Tai yra žinios, tai yra išsilavinimas, tai yra erudicija, išprusimas, diplomai, tai yra loginis mąstymas, žodžiu, viskas išmokta pagal taisyklės, tu turi būti protingas. Ir gyvena tokie žmonės skolose, gyvena pagal bankroto formulę, pagal neturto formulę. Ta prasme, finansiniam plane nieko gero nevyksta. Ir tam, kad finansiniam plane pradėtų vykti teisingi dalykai, mums reikia rūpintis ne savo intelektualiniu koeficientu, o emociniu koeficientu. Ką tai reiškia? Emocinis IQ. Tai yra visiškai kitokie dalykai, kuriuos reikia lavinti. Tai yra visų pirma emocijų valdymas. Tai yra intuicijos girdėjimas ir vadovavimasis ją. Tai yra lankstumas, tai yra sugebėjimas analizuoti ir mąstyti, o ne galvoti. Ką mums dar reikia lavinti? Savo finansinį išprusimą, savo ryžtingumą, pasitikėjimą. Todėl, kad mūsų pinigai yra susiję su tuo, kaip mes jaučiamės. Ne tik tai su tuo, ką mes žinom. Ta, ką mes žinom, tai yra toli gražu ne tai, kas mums padės sukurti pinigus. Ir todėl, prie ko reikia dirbti? Visų pirma, reikia išmokti valdyti savo emocijas. Kodėl jas reikia išmokti valdyti? Todėl, kad emocijos tai yra mūsų reptilinės ir limbinės smegenys. O kada mes laviname savo emocinį intelektą, mes dirbam su visiškai kitu dalyku. Mes dirbam su kita dalim smegenų. Ta prasme, mes lavinam kitą smegenų dalį, neurokorteksą. Ir dabar kaip pasireiškia reptilinės smegenys? Reptilinės smegenys yra pačios seniausios smegenys ir jos pasižymi, vat taip
primityviais tokiais veiksmais arba mušk, arba kovok, arba bėk. Limbinės smegenys, jos yra atsakingos už jausmus, už malonumą. Ir mes pradedam gyventi, mes gyvenime siekiam malonumo. Taip, kaip mes siekiam malonumo? Mes siekiam, kad viskas būtų lengvai, kad viskas būtų greitai, kad visata mums duotų dovanas, kad gyventi tekmėj. Vat ir mes pradedam gyventi. Mes pradedam gyventi, vat žiūrėkit, taip nesusivokdami. Kol buvom mažos mergaitės, mes laukiam, kol mes užaugsim. Taip, mes laukiam visi, kada pagaliau bus pilnametystė. Kadagi aš užaugsiu, kada aš galėsiu daryti, ką noriu. O dabar, kai mes užaugom, kai mums 30, 40, 50 metų, mes dar tebe gyvenam pagal tą pačią programą. Tos mažos mergaitės, mes lauksim, kada mes kažkada pagaliau tapsim laimingos. Kada mes kažkada pagaliau lapsim turtingos. Va čia, va to mes labiausiai laukiam. Kad mes kažkada tapsim turtingos. Kad kažkas turi būti, egzistuoti kažkoks stebuklingas būdas. Taip? Ir dabar labai daug žmonių tiki. Ir aš pasakysiu, kad aš pati buvau sustojusi labai daugeliu metų būtent dėl va to įtikėjimo iliuzorinio, kad egzistuoja kažkoks kitoks, kažkoks stebuklingas pinigų gavimo būdas, kažkokia misija, kažkokia gyvenimas tekmėj, gausoj, kada viskas bus lengva, viskas bus malonu, nieko nereikės veikti. Ir pažiūrėkit, merginos, galbūt yra ir jūsų tarpe, kurios gyvena taip. Atkapstykit, pamatykit savo mintis. Galbūt yra tie, kurie galvoja, taip viduj aš galbūt ir nujaučiu, kad, taip, reikalingi pinigai, tai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis, materialūs dalykai. Bet kaip aš pradėjau tikėti, kad materialūs dalykai ne. Vat jie kažkokie nedvasingi. Vat aš galiu pasakyti, aš buvau tokia pat, kai aš žiūrėjau į daugybę žmonių, kurie uždirba milijonus, yra turtingi ir prisipažinsiu, man pačiai tas buvo įdomu. Ir įdomu tai, kad dauguma mano mokytojai buvo visi multimilijonieriai. Ir mane domino tas milijonierių mąstymo būdas, gyvenimo būdas. Ir aš ir tikslus buvau užsirašiusi. Bet aš buvau įklimpusi tokioj iliuzijoj, kad pinigai kažkaip turi ateiti, atsirasti patys. Ir man prireikė ne 1 metų, kol aš susivokiau, kad aš pati kažkuriuo gyvenimo metu buvau iškėlusi dvasinius dalykus, meilę, jausmus, o materialų pradą nuvertinusi, atsižadėjusi netgi. Vardan vieno atsisakiau kito. Ir pradėjau matyti, kad nei pirmajame variante nebuvo gerai, nei antrajame variante nėra gerai. Ir kad dabar, tam, kad būtų gerai, aš suprantu, kad mes turim sujungti abu pradus, tiek materialų, tiek dvasinį, ir suprasti, kad tai yra vieno medalio dvi pusės. Taip kaip ženkliai yra pažymėta yin ir yang, juoda ir balta, jie nėra atskirai. Tai yra dvi dalis vieno bendro. Tai lygiai taip pat ir mūsų jausmai, visi dvasiniai dalykai, meilė, ką mes sakom, ir materialūs dalykai šitam gyvenime yra būtini. Abu. Kaip aš sakau, jeigu tu nori šitam gyvenime jaustis, kad gyveni pilnavertį gyvenimą ir harmoningą, tu turi mokėti skristi naudodamasi 2 sparnais. Ir dvasiniu, ir materialiuoju. Ir pasižiūrėkit, galbūt daugelio pas jūsų, arba gal ir nedaugelio. Yra tokie dalykai, kada aš gyventi noriu lengvai, noriu, kad viskas būtų gražu, taip kaip ta maža mergaitė, vis dar sėdžiu ir laukiu kažko. Tai vat, merginos, galbūt daugelį iš jūsų aš nuvilsiu, kurios esate tose paieškose, bet galbūt jūs būsit man kažkada už tai dėkinga, kaip ir aš buvau vienai mokytojai savo, kuri padėjo man iš tos iliuzijos išeiti, kad egzistuoja toks gyvenimo būdas, kad kažkaip tai viskas ateis. Merginos, tai neateis. Jeigu norim didelių pinigų, nėra stebuklingų tablečių.
Nėra stebuklingų kursų. Taip, su vidiniais dalykais, su ta programa, pirmiausia yra tai, ką reikia daryti, bet be veiklos nieko nebus. Ir jeigu yra tos moteris, kurios slepiasi už vyrų nugarų ir vis dar tikisi, kad kažkoks stebuklas įvyks, brangiosios, užtenka su savim žaisti tą žaidimą. Kad kažkaip tie pinigai atsiras. Neatsiras. Juos reikės pasiimti, juos reikės padaryti, juos reikės uždirbti. Taip mūsų visos tos svajonės apie pasyvias pajamas. Merginos, tam, kad pasyvios pajamos atsirastų mūsų gyvenime, iš pradžių reikia padirbti. Reikia padirbti aktyviai ir gan stipriai. Pasyvios pajamos neatsiras šiaip sau. Pasyvios pajamos galim būti palyginti su važiavimą dviračiu. Kol tu iš pradžių tam, kad tu galėtum riedėti ir neįdėti pastangų, tau reikia labai smarkiai paminti. Tai vat lygiai taip pat ir su pinigais ir su veikla. Tam, kad pasyvus pinigai ateitų, pasyvios pajamos, iš pradžių reikia uždirbti aktyvias pajamas ir reikia labai aktyviai padirbti. Todėl jeigu dar gyvena tokio iliuzijoj, kad kažkaip bus, kažkaip atsiras, kad reikia tik tai paleisti savo norus į visatą, kad išmokti gyventi tėkmėj, to nebus. Ir kuo greičiau jūs tą suvoksit ir kuo greičiau pradėsit rimtai mąstyti apie tą, kad vis dėlto misija, pašaukimas, tai nėra tik tai kažkoks stebuklingas būdas. Nori, nenori, tai bus vis dėlto veikla. Galbūt jeigu norėsit didesnių pinigų, tai bus ir verslas ir reikės veiksmų vedančių į pinigus. Ir kitom dienom aš dar apie tai su jumis pakalbėsiu plačiau. Aš galvoju, kad tai bus paskutinė mūsų diena. Aš kalbėsiu kaip tik apie kokius konkrečius veiksmus reikia daryti mentoriams, coacheriams, tos, kurios nori dirbti konsultacinėje veikloje, kad pradėti sukurti žymiai didesnės pajamas. Nes apie tai kalbėsim paskutinę dieną. Bet tikiuosi, jūs nenusivilsit, kad aš dar nekalbu, ką reikia daryti, todėl kad pirmiausia yra svarbesni dalykai. Kaip ir aš minėjau, pirmiausia, mūsų užduotis suvokti, kaip išeiti iš to užstrigimo finansinio labirinto, to kvadrato. Kas mums trukdo? Ir rytoj aš kaip tik kalbėsiu su jumis. Rytoj papasakosiu apie tai, vieną minutę tuo aš užsirašiau, kad neužmirščiau. Rytoj mes apie kalbėsim. Vat kaip tvarkytis, ką veikti, kur atkreipti, kur dėlioti pačius svarbiausius taškus, kad iš to finansinio užstrigimo labirinto išeiti. Kaip save sustiprinti, kaip išsiveržti iš to rato, to kvadrato, taip, kuriame mes esame užstrigę. Ką tai reiškia neturto virusai, ką tai reiškia neturto piniga, programa. Kodėl svarbu su tuo tvarkytis ir kaip tvarkytis. Kodėl nepadeda afirmacijos, gausos visatai pareiškimai, kokie iliuzoriniai dalykai trukdo, ką su tuo daryti. Rytoj aš esu nusiteikusi su jumis apie tai pasikalbėti rytoj. Dabar dar grįžkim prie to, kas yra svarbu. Mums reikia savo fokusą persifokusuoti ir pradėti žiūrėti, kaip mums sustiprinti, kaip pradėti dirbti daugiau su savo to emociniu intelektu. O ten yra darbas nemažas. Tai yra darbas su savo baimėmis, tai yra baimė su savo įsitikinimais. Pažiūrėkim konkrečiai, kaip mūsų konsultacinėje veikloje tai pasireiškia. Taip, pažiūrėkim, kokios mūsų dabar problemos. Pabandykit jūs pačios netgi vardinti, galbūt ir parašysite, kokios yra. Klientai nemoka laiku. Jau ir taip, kaip sakyt, dirbu už minimaliausią kainą. Taip, dabar tokie laikai, vis tiek visi prašo nuolaidų. Klientai laiku nemoka. Užsiregistruoja į renginius, taip, užsiregistravo 20, kai reikia mokėti, tada tik tai 10, kai renginys vyksta, tada tik tai 5, o kai reikia į renginį ateiti, atėjo tik tai 2. Būna tai pas jūs?
Ar būna tai pas kažkuria? Toliau. Kaip pasireiškia dar tos problemos? Turiu daugybę idėjų. Atrodo, galėčiau ir norėčiau visiems padėti. Bet kai ateina laikas įgyvendinti, aš nieko nebenoriu, man nebėra energijos, aš nenoriu žmonių net matyti. Ar yra kažkam taip? Toliau. Ar yra tokių moterų, kurioms jau viduje suprantu, kad jau senai laikas pakelti savo paslaugų kainas, bet negaliu. Taip, dar dirbu už 30, už 50 eurų už savo konsultaciją. Ir suprantu, kad manęs tai jau nebeįkvepia, nemotyvuoja, jau nebenoriu, atidėlioju, bet laukiu, gal klientai susipras, o klientai nesusipranta, taip, jie netgi dar nori, tikisi mažiau. Kokie dar yra problemos tose konsultacinėje veikloje? Taip, daugybę metų dirbu, daug savęs atiduodu, žmonių prie manęs yra nemažai, grupė yra, ta prasme, kol visiems padėk, yra tarytum pripažinimas, tarytum viskas gerai, bet su pinigais tai nieko gero nėra. Taip, baigiu savį išdalinti, prieš vaikus gėda, kad mama visą dieną prapuola darbe, o po to, kai reikia sąskaitas mokėti, kai vaikai prašo pinigų, nėra pinigų. Taip, merginos, pas kurią yra. Tai žiūrėkit, visi va šitie dalykai, kaltė, gėda, nuolatinis nepasitenkinimas, tas nepasitenkinimas klientais, darbu, savo finansinę padėtim. Jisai yra ne todėl, kad klientai prasti, bet todėl, kad yra daugybė baimių gilesnių, daugybė abejonių, daugybė klaidingų įsitikinimų. Ir visi va šitie išvardinti dalykai sudaro tokią programą. Ir va ta programa yra tarytum tokia linzė, per kurią aš žiūriu į pasaulį. O per kokią linzę žiūriu, tokius rezultatus, tokius žmonės aplink save matau, tokį gyvenimą ir gyvenu. Tai vad, kol mes nepradėsim žiūrėti giliau, kol mes neišmoksim ir nepradėsim stiprinti savo emocinio intelekto, kol neišmoksim dirbti su savo, neišmoksim valdyti savo emocijų. Ką tai reiškia valdyti emocijos? Taip, mokėti neutralizuoti savo baimės, mokėti savo abejonės neutralizuoti. Todėl, kad vos tik tai pasiryžtų, valios jėgom, prisižadu savo, taip, daryti kažkokį projektą, pradėti veikti, vos tik tai pradedu kažką veikti, įsijungia abejonės ir prasideda. O man to reikia, o gal niekam to net nereikia, o jeigu man nepasiseks, o kas aš tokia, aš net diplomą neturiu. Ir visokie kitokie, pačios, parašykit, kokias pas jūs abejonės. Ir vėl prasideda, tada sėdim, vėl nieko nedarom. Ir tokiam, ir sukomės tame. Baimė, abejonė, vidinis konfliktas kažkoks yra savaime suprantama, nėra energijos ir taip veikloj esu užsivėlusi. Ir tada nežinau, kaip man būti, nežinau, kaip elgtis, ką daryti toliau, taip ateina, kad jau ir baimė pradeda, ir nusivylimas smarkus savim ateina, taip. Man asmeniškai tai buvo, todėl kad ko aš nebandžiau, ko aš nesimokiau, ko aš nesigriebdavau, viskas vesdavo į tai, kad ne mano, ne tas, ko aš noriu simti, pinigų nėra, nieks nesiseka ir jau darosi baisu. Ir jau jauti, kad tu kažkur užstrigusi ir žiūri savo tą gyvenimą, į savo tuos tikslus parašytus, svajonės prisimeni ir darosi skaudu. Nejaugi taip ir visą laiką gyvensiu. Ir merginos, aš dabar labai tikiu tuo, todėl kad aš praėjau labai gilius dalykus, gilius mokymus su savim, transformacijas gilės su savim. Ir aš matau, kad jeigu mes nepradėsim dirbti, su šitais išvardintais dalykais, nesitikėkit geresnio rezultato savo finansuose, todėl kad mūsų finansai, jie tiesiogiai priklauso nuo to, kas mūsų galvoj. Jie tiesiogiai priklauso nuo mūsų savivertės. Jie tiesiogiai priklauso nuo mūsų emocinės būsenos. Nuo to, kaip mes jaučiam, ką mes mastom. Visi šitie dalykai yra pirminiai, o ne mūsų veiksmai, ką mes darom. Tai yra ne mūsų visi sugalvoti projektai, bet tai yra pirmiausia vidiniai dalykai. Taip, ir turbūt jūs jau ir girdėjot ne vienas. Tos, kurios dalyvavot mano jau ankstesniuose masterclass, intensyvuose, aš jau kalbėjau visada, kad pirminė visada yra būsena, gausos būsena. Taip, dauguma iš jūsų gal jau
Tikriausiai esat girdėję gausos būseną, bet merginos, gausos būsena yra reikalinga, gausos būsena yra svarbu, gausos būsena yra gerai, bet to nepakanka. Nes vien tai, kad jūs esat gausos būsenai, dar nereiškia, kad jau atsiras pinigai. Todėl, kad yra vidiniai pinigai ir yra išoriniai pinigai. Ir tam, kad išoriniai pinigai atsirastų, reikia išmokti, kaip tvarkyti su vidiniais pinigais. Va tai yra mano tos sistemos auksinė materialinės gausos formulė esmė. Vidiniai pinigai yra fundamentas kiekvienam finansiniam etape. Apie tai mes irgi su jumis pakalbėsim kitose dienose. Aš nenoriu labai, aš galėčiau su jumis kalbėtis, bet aš nenoriu per daug apkrauti jūsų psichikos. Aš nenoriu per daug duoti jums informacijos tam, kad jūs, reikia, ta prasme, kad jūs susidorotumėt su tuo, ką jūs išgirdot. Ir aš jums nuoširdžiai rekomenduočiau pasižiūrėti, net jeigu jūs galėsit antrą kartą tai, ką aš kalbėjau. Galbūt kitiems net ir trečią kartą. Kodėl? Todėl, kad, kaip aš sakau, taip kaip mes augom, taip kaip mes matėm, tai, kuo mes įtikėjom apie pinigus, turtingus žmonės, apie žmonės bendrai, apie šį pasaulį, įtakoja, tai yra tokia programa. Ir jinai įtakoja taip, kaip mes gyvenam, tai kokia mūsų realybė. Ir, kaip aš sakau, kaip aš matau, pas visus yra pinigai susiję su, didžioji dauguma, 80% tikrai, pinigai asocijuojasi su nesaugumu kažkokia grėsmė. Iš kur tas atėjo? Atėjo per matytus filmus, atėjo per kažkokius tai situacijas, kurios buvo mūsų dar laikais, kai mes augam, paauglystėj. Ir mes turim tokį, taip kaip žiūrim į tą pasaulį. Ir ten, kur yra pinigai nesaugu, kai mes tik tai norim kažką keisti, kai norim savo gyvenime padidinti pinigus, padaryti finansinį proveržį. Ką tai reiškia padaryti finansinį proveržį? Tai reiškia išeiti daug didesnės pinigų sumas. Pradėti uždirbti pinigus, kad būtų augančios pajamos, o ne pastovios, vienodos. Atsiprašau. Nes dauguma žmonių irgi yra tokia klaida. Jie galvoja, kad jeigu aš gaunu reguliarias pajamas, tai reiškia jau pas mane yra finansiškai stabilu. Nieko panašaus. Todėl, kad finansinis stabilumas tai yra toli gražu ne tai, kai tu gauni stabilias pajamas. Tai ne apie tai. Ir tikiuosi mes apie tai su jumis pakalbėsim. Tai dabar grįžkim prie to, kad jūs pasižiūrėtumėt, kad pinigai atkapstytumėt ir pasižiūrėtumėt, kur man yra kažkokia asociacija pinigai, turtingi žmonės, tapti turtingu, kur yra kažkas nesaugu, kur kažkokia grėsmė. Ir galbūt jums pavyktų netgi užčiuopti, iš kur tas ateina, kur jūs įtikėjot, irgi toksai pasiūlymas jums namuose į tai pasižiūrėti. Ir kai jūs išmoksit, suvoksit, kad yra pirmiausia svarbu dirbti su tais vidiniais dalykais, kaip aš sakau, vidiniais pinigais. Tai yra fundamentas visiems tuos visus finansinius nežinomosius susidėlioti teisingai, kad praeiti tais finansiniais etapais, kurie irgi yra 5 etapai ir žmonės gyvena nesuvokdami. Taip jie kalba apie kažkokią finansinę nepriklausomybę, apie kažkokią pasyvias pajamas, bet iš tikrųjų pa žmogui yra viskas chaose. Kodėl? Todėl, kad jisai nesimokė, todėl, kad niekas apie tai nekalbėjo. Jis gyvena tokioj truputėlį iliuzijoje, kaip čia viskas pas jį gali atsirasti. Taip, iliuzija tokia, kad atsiras stebuklingai, kaip ir sakiau, eina iš vaikystės, dar kitokių iliuzijų. Ir pirmiausia, ką mes su jumis rytoj pakalbėsim, nes tai yra labai svarbu, apie iliuzijas, apie tokias pagrindinės iliuzijas, apie pačias svarbiausias baimės, kuriuose mes gyvenam ir todėl mes esam užstrigę tame finansinėme labirinte. Ir per visas tas 3 dienas aš jums eigoj sudėliosiu tą tokią sistemą, kad jūs pabaigoj šito intensyvo turėtume tokį globalesnį vaizdą, tuos visus finansinius nežinomosius susidėliotumėt. Taip aš nesakau, kad aš jums nežadu, kad viskas bus, ta prasme, viskas pasikeis, bet jūs turėsit jau, garantuoju jums, kad jūs, jeigu dalyvausit visuose 3 susitikimuose, turėsit visiškai kitokį vaizdą,
Pamatysit visą tai, ką jums reikia, su kuo svarbiau reikia dirbti, ką pirmiausia jums reikia daryti, kodėl. Tai toks buvo sumanimas, toks buvo tikslas pasidalinti su jumis ir padarysim tą visom 3 dienom. Aš labai linkiu visoms dalyvauti rytoj ir poryt. Kviečiu lygiai taip pat irgi pasidaryti tokias namų užduotis, jau kai kurias aš paminėjau ir toj dar žvilgtelsiu, aš esu užsirašiusi, galbūt dar kažką aš jums užmiršau pasakyti, tai dabar irgi. Tos, kurios esat nusiteikę praktiškai padirbėti, nes kaip ir dar kartą pasikartosiu, tai, kad mes tik tai klausomės, to nepakanka. Informacija, tai irgi yra tas, informacijos kaupimas, tai yra tas intelektualus koeficientas. Mums reikia ne to. Mums reikia jau pradėti su ta informacija, kurią mes prikaupėm, dirbti. tą informaciją supakuoti, įpakuoti, susisteminti ir pradėti duoti žmonėms. Apie tai aš su jumis dalinsiuosi, kodėl tai yra svarbu 3 dienos susitikime. O šiandien aš norėčiau jums pasiūlyti dar kartą grįžti prie to, ką aš jūsų paprašiau daryti mūsų susitikimo pradžioje. Tai yra užfiksuoti, ką aš jaučiu, kokios mintis ateina, kai aš stebiu ir klausausi. Galbūt vidiniai pasipriešinimai eina, susierzinimas, tai mano žodžius, ką aš kalbu. Toks noras kovoti, pasipriešinti, tai atsek. Toliau, ką dar aš jums siūlyčiau pasidaryti? Pagalvoti apie tai, pasižiūrėti rimčiau. Kiek metų jau neauga mano finansai? Kiek metų jau jie yra ties ta pačia riba? Vienodi. Galbūt aš keičiau veiklą, galbūt bandžiau kažkokius kitokius darbus, veiklas. Ar jie paaugo nors kažkiek? Ar jie daugmaž visą laiką vienodi? Praanalizuoti, kiek tai yra. Ir tada pamatyti. Jeigu aš viską taip pakeisiu, taip, jeigu tie pinigai nėra tokie, kokie reikalingi mano tam išsvajotam gyvenimui, kas bus su 6 mėnesių, 12, kas iš esmės pasikeis, jeigu aš nieko nekeisiu ir paliksiu taip, kas bus dar už 2, už 3 metų. Jeigu eisit su tais pačiais, kaip sakyt, įtikėjimais, darysi tuos pačius veiksmus, kas pasikeis iš to. Toliau. Pamatyti, įvardinti pačiai savo, koks sunkumas yra ta kliūtis, ta problema, kuri manęs susijusi su finansais netenkina šiandien. Ir kiek nuo 0 iki 10 jinai jūs tenkina. Toj skaliai, tiesiog užmerkti akis ir išjausti, nelogiškai sugalvoti, bet užmerkti akis ir pagalvoti apie tą problemą, kurią jūs žinot. Kiek jinai mane tenkina nuo 0 iki 10? Taip, kokia tai yra? Ar per mažai klientų ir nėra pinigų, ar nėra pasitenkinimo? Ar per pigiai dirbu ir neturiu laiko savo, šeimai, vyrui? Atlygis netitinka įdėto darbo, netokie klientai, nemalonu su jais dirbti, visi derasi, nori vos ne viską uždyko. Toliau, ko dar? Negaliu reguliariai uždirbti, tai yra, tai nėra pinigai. Galbūt yra finansinės lubos, neaugančios pajamos, galbūt visiškai neprisiverčiu tos veiklos net pradėti. Ir pamastyti, o kogi aš noriu kitaip? Vietoj to, kas yra, ko aš noriu kitaip? Aprašyti savo, ko aš noriu kitaip. Ir čia yra labai labai svarbus momentas, merginos. Išjausti, ko aš noriu kitaip. Kaip aš noriu kitaip jaustis, tai yra labai svarbu. Nes tarp to, kur jūs esat ir ten, kur jūs norit būti, yra tokia nematoma praraja. Ir jums reikia suvokti, kad aš turėsiu tą kelią praeiti. Ir kai jūs pamatysit, kaip jūs norit ten jaustis, tai bus vienas toks iš svarbių dalykų, kuris padės jums judėti. Toliau, ką dar siūlyčiau pasižiūrėti, tai irgi yra labai 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 svarbu. Pažiūrėti giliau. Ar iš tikrųjų aš tikiu, kad aš galiu tai pakeisti? Ar aš tikiu, kad man tai manoma? Pažiūrėti visus savo tikiu. Ar giliai aš tikiu? O galbūt aš netikiu, todėl kad mes irgi kalbam su daugeliu moterų, jos turi projektus, jos daug ko daro. Ir kai mes pradedam su jom giliau žiūrėti gilį, kas ten giliau?
išlenda toks dalykas, kad aš netikiu. Supraskit vieną, jeigu viduj tu netiki, kad tau pasiseks, tai yra 80% tikimybė, kad taip ir bus, kad taip ir įvyks. Tam, kad patikėti, yra tokia praktika, kurią aš irgi siūlyčiau jums pasidaryti. Pasižiūrėti ir atrasti jūsų gyvenime. Tai gali būti jūsų kažkokie draugai. Tai gali būti jūsų pažįstami. Tai gali būti kažkokie įžymūs žmonės, kurių biografijas jūs skaitėte knygose galbūt. Kuriems pasisekė. Kuriems pasisekė įgyvendinti savo svajones, pasiekti savo tikslus, pakeisti savo tą gyvenimą, išvesti savo konsultacinę veiklą į kitokį lygį, galbūt išvesti savo konsultacinę veiklą į online lygį, galbūt pasisekė tiems žmonėms ir kurie diplomų neturėjo, kodėl galėtų nepasisekti jums. Tarp kitko, moteris, apie diplomus. Aš irgi noriu pasakyti dar kartą, kad diplomai yra sureikšminami tame gyvenime, kur yra akcentuojamasi į intelektualinį IQ. Bet kadangi mums turi būti svarbu ne tai, o mūsų emocinis IQ, mes turim suvokti, kad ten diplomai nėra svarbus. Jeigu jūs pasižiūrėsite pasaulio tokius finansiškai sėkmingus žmonės žinomis, dauguma jų mokslai nesisekė. Dauguma jų neįstojo arba buvo netgi išmesti iš universitetų. Ir kalba eina ne apie diplomus. Ir jeigu jums atrodo, oi, aš dar kažko nežinau, man dar kokių 5 diplomų reikia, va tada aš galėsiu, tai po to yra baimės. Baimė būti matoma, baimė kalbėti savo tiesą ir dar daugybė baimių. Baimė, kad manęs nepriims, nesupras. Baimė, jeigu aš būsiu turtinga, vėl kažkokia kitokia. Apie tai mes plačiau su jumis pasikalbėsim rytoj, bet dabar aš noriu, kad jūs pradėtumėt matyti tai, kas yra. Ir va žiūrėkit, dabar grįžtant prie to diplomo, gyvenimui reikia ne teoretikų, kurie turi diplomus. Gyvenimui reikia praktikų. Tie, kurie savo kailių išbandė, tie, kurie savo patyrė, praėjo, suvokė, suprato, pakeitė, bet jie yra praktikai. Būtent tokie žmonės yra dabar ypatingai reikalingi. Ir čia nereikia diplomų, reikia savo tos vidinės drąsos, to tikėjimo. Tam, kad eiti ir duoti savo, sukurti savo programas, dirbti su žmonėm, reikia va tos vidinės drąsos. Bet kol mes ten turim daugybę baimių, abejonių, iliuzorinių įtikėjimų, vidinių konfliktų, mes negalim to padaryti. Ir tai yra mūsų pirmas dalykas, ką mums reikia pradėti daryti.